Sveiki sodininkai mėgėjai. 24 metų vasario 4 diena, sekmadienis. Buvau žadėjęs, kai kurie prašė parodyti, kaip atrodo riešutai 23 metais užauginti, tai aš va čia šiek tiek parinkau. Trupučiuką paruošiau, svert nesvarstysiu, kadangi labai daug laiko atima ir galbūt kitiems net ir neįdomu, kadangi pernai netgi ir vasara buvo labai sausa. Tai reikėjo laistyti, kad pasiek geresnį rezultatą. Bet va truputėlį noriu supažindinti su riešutais, kurie pas mane užauga. Aišku, čia ne visos veislės, tik tais dalis, bet tos labiausiai dominančios yra. Tai kągi tada nuo graikinių pradėsim. Černovický 1. Čia šviesa vakaras, jau po 9 vakaro, tai su dirbtinė šviesa taip kokybė nesimato, nes ir lempo šviečia nelabai gerai, bet šviesus yra gemalas. Čia atrodo gal toks truputėlį rudas, bet iš tikrųjų jis gerokai šviesesnis yra. Černovický 1. Čia degtukų dėžutę padėjau maždaug, kad įsivaizduotumėt dydžius. Toliau Inter neskaldžiau. Tik keli riešutai buvo, pašalo šiek tiek, tai rezultato gero nebuvo. Toliau Brodvių gemalas šviesus. O čia gal šviesa geriau krenta, matosi. Skonis jo neblogas, bet kai kurie sako, kad galėtų būti skanesnis, bet iš tikrųjų tai nėra blogas. Atsparus labai šalčiui, derlingumas geras. Toliau parodysiu iš seirėjų. Man užrodino šitą variantą. Aplankiau tą žmogų, pasižiūrėjau riešutus. Tikrai neblogi, pilni, kevalas labai plonas. Tai nusprendžiau jam duoti vardą seirėjas. Toliau Alvyra iš Santaikos, mano giminės. Riešutmedis labai gražiai skyla. Gal kiek truputėlį rudesnis pasidaręs viršus. Nėra toks baltas, bet vis tiek riešutas gana vertingas. Čia vat labai parodysiu. Dar tik keli riešutai buvo. Jie nedideli, Astapko iš Ukrainos. Labai įdomi forma, tokia kaip pusiau širdelės forma. Čia kaštainiukai. Suvalgiau, liko 2 tokie nedideli, bet labai saldus. Čia satyva man nelabai patinka. Zizifus jujuba, kiniškos datulės. Trupučiukas liko. Labai sudžiūvę ir riešutai visi irgi labai perdžiūvę stipriai, kadangi namuose laikyti šiltai. Tai ir datulės taip pat, įsivaizduokit maždaug koks dydis. Padėsiu degtukų dėžutę. Čia ne iš didžiausių, nes didžiausias susivalgė. Toliau pavadinimas nėra suteiktas. Čia aš jį kažkaip pavadinsiu gal savo vardu, ar nežinau net. Ar kažkokį numerį jam duosiu. Irgi neblogas riešutas, gana skanus. Toliau žiūrim Piščianskis. Šviesus baltas gemalas. Piščianskio toks dziubukas yra va toksai va. Jo skiriamoji savybė nuo kitų riešutų. Kevalas plonas, gana skanus riešutas. Ir gana toks ir derlingas ir atsparus. Čia Belarusija yra Samochvalovičiai. Irgi gana gražus gemalas, šviesus. Samochvalovičių. Tai belarusiškas mano supratimu pats geriausias, kadangi ten yra Pametiminova, dar ten yra kitokių, tai pažiūrėjau aš juos, manęs jie netenkina. Amerikonas, gana neblogas riešutis, gana atsparus,
kevalas plonas ir gemalas irgi gana toks šviesus. Toliau žiūrim U2 Lenkija. Lenkiškas variantas. Vat gemalas koks šviesus. Gana gera kokybė, gana pilni, neblogas ir jis lateralinio dėrėjimo yra. Toliau Mars, Čekija. Irgi gemalas šviesus. Gana skanus riešutas. Tik tai brokas jo yra, kad jis viršūninio dėrėjimo, bet šiaip tai derlius gana geras jo yra. Toliau pažiūrim. Dabar yra lenkiškas Dodo arba Godin vadinasi dar kitaip. Na, sunku filmuoti ir vieną ranką laikyti. Labai toks nesimpatiškas, grubus paviršius, bet riešutas gana skanus. Labai sena veislė yra. Lenkijoje praktikuojama daug metų. Toliau Mars 1. Irgi gemalas baltas. Skonis panašus į Marso. Čia kažkaip Jankovska Ana. Kažkaip ten jį aptiko, pervadino kitaip. Tai va toliau širdžiavaisiai. Campbell CV1. Gana geras yra variantas. Amerikonas, kiek man žinoma, ir Schubert. Irgi sena veislė. Tai išsiima gana gražiai. Tokia pasagėlė. Čia perskėliau pusiau, kad būtų matyti, kaip atrodo gemalas. Na, dabar prieisim prie lazdynukų. Trapezun Krymskiai. Davėm pavadinimą susitarę bendrai, čia mes su Kolesnikovu Aleksandru iš Krymo. Tęsiam toliau filmuką. Čia dėl tam tikrų priežasčių buvo nutraukta. Taigi apie trapezundą. Pažiūrėkit, kokie pilni riešutai, o jie stovi namuose. Sudžiūvęs gemalas turi būti, tiesiog nelikti jo nieko. Kaip matot, pilnas. Nu ir paskui holandiškas Rotpit Lambertnuts. Irgi gana pilni riešučiukai. Ir pasižiūrėkim, koksai kevalas jo. Va. Tiesiog traiškose pirštuose. Labai skanus, saldus riešutas, tikrai labai geros kokybės. O dar pridėjau, čia yra CV1 Campbell, o dadėjau CV3. Čia jisai jau yra didesnis, kadangi išlaikytas geresniais metais buvo. Drėgmės buvo daugiau, tai riešutas didesnis. Taigi grįžtant prie visų kitų dar kartelį peržvelgiam. Peržvelgiam dar kartą. Lateralinio dėrėjimo Černovickij 1. Interlateralinio dėrėjimo Brodvievas lateralinio dėrėjimo. Serijokas viršūninis. Alvyra viršūninis. Šitas, kuriam dar pavadinimo nedaviau, yra lateralinio dėrėjimo. Piščenskij lateralinio dėrėjimo. Samochvalovič viršūninio. Šitas yra irgi lateralinio. Gal nebedaug turi, bet kažkiek turi. U12 lateralinio dėrėjimo. Marsas yra viršūninio dėrėjimo, tačiau yra gana derlingas. Dodo lenkiškas viršūninio dėrėjimo. Kaip žinot, širdžiavaisiai visi dera kekėmis. Mars 1, negaliu pasakyti, ar jis lateralinio ar viršūninio, galbūt irgi šiek tiek laterališkumo turi. Ir dar kartą Krymo trapezundas, lazdynas, riešutai tikrai dideli ir skanūs.
Nu ir Rotpit Lambert Nuts irgi labai aukšta kokybė, aš jų dauginsiu, nes mane jie tenkina. Tai va tokia trumpa apžvalga, svert nesvėriau, labai jau filmukas paskui daug laiko užima ir kitiems netgi nusibos ir iki galo net ketiniai žiūrėti neturi. Taigi aš sakyčiau, čia yra vieni iš tokių populiaresnių, geresnių, aukštesnės kokybės riešutai, todėl manyčiau verta atkreipti jos dėmesį.